Geras, kas ešerys? Sveiki, kapitonai, žvejai ir turistautojai. Šįsyk mes atvažiavome prie Dubysos, šiek tiek pažvejoti ir, aišku, išbandyti ir ištestuoti savo kemperboksą. Tik atvažiavę, nusprendėme, žinoma, pirmiausia bėgti į vandenį ir iš po ilgos žiemos užmesti meškerę. Na. Lapė. Ne, čia va lapė gyvena. Jo, mačiau, bet nežinau, ar kamera pagavo ar ne. Atėjo ta tiesos akimirka, kai parodysiu jums visą vidų. Parodau jums, kaip jis išsilanksto, koks yra veikimo principas. Kai išsilanksto, dedasi skersiniai. Ir atsilenkia šita miegamoji dalis, ant kurios vėliau dedasi čiužinys. Štai va tokia erdvė gaunasi. Žinoma, po apačią dar galima pasidėti kažkokius daiktus prieš einant miego. Ten nemažai vietos dar yra. Galima prisitaikyti dėžes arba tiesiog susidėti tašes. Lanksto čiužinys. Štai. Praktiškai gaunasi dvigulė lova. Tai iš priekio atrodo taip. Tikriausiai jau matėt iš kadrų, bet taip, prasideda pirmas stalčius. Pirmas stalčius turi tokį pasidėjimą, kuris atsidaro štai taip. Ir šitam stalčiui aš laikau savo kelis tokius reikalingiausius dalykus. Tai čia kavos reikalam, maistui, maisto gaminimui, lentelė ir čia visa dėžė reikalingų dalykų. Tai lėkštės, įrankiai, netgi mėsos temperatūros jutiklis padėtas pas mane. Čia laikau keletą žvejybinių dalykų ir aišku, kurgi be moko kavinuko. Čia uždarius. Lygi vieta. Užsidarom šitą stalčių, atsidarom šį. Jisai yra iš 2 skirsnių. Stalčiuje, galim taip sakyti. Ir čia laikau maisto gaminimui puodą, dujas, lemputes. Dar šiek tiek vietos liko, dar kam nors susidėti. Na, o čia šitoj vietoj stovi mano dujinė. 2 skylių maisto gaminimui.
labai patogu. Su viena būna, aišku, išsiverti, bet su dviem patogiau. Vienoje pusėje vanduo kaista, kitoje kažkas kepa. Tai o čia taip pat va pasidėjimui turim plokščią vietą. Papjaustyt kažką, suščečkavoti. Dešrą supjaustyt. Tai va, o čia mano mėgama vieta. Galiu iš tikrųjų parodyti, kaip aš ją telpu. Taip, įdėsiu jūs ant trikojo. Nesilausiu batų dabar. Bet va taip, įlendu. Štai taip įlendu. Va. Na ir pilnai pakanka vietos, aš čia pilnai savo ūgiu telpu. Miegot, vartytis be jokių problemų. Taip pat keliuosi. Ir išlipu. Aišku, galima ir viską tai padaryti per šoninės duris, bet per galą čia tikrai patogiau. Na, o kadangi buvome labai išalkę, tai užsikūrėm šašlykinę, pažiūrėję ugnį. Išsikepėm šašlykų, pavalgėm, aptingom ir jau žvejot nebeišėjom. Tiesiog likom sėdėti su pašnekesiais prie laužo. Pasiruošėm meškeres, susirišom pavadukus, pasiruošėm rytojai. Ir pasėdėjom prie laužo iki paskutinios malkos. Labas rytas. Miegojau, sakyčiau, puikiai. Gražus rytas, tik saulytės nėra. Bandysiu keltis darytis pusrytį ir varyt pažvejot. Atsiprašau. Oi, reikia pasidaryti kavytę. Žiauriai noriu kavos.
Nieko nėra geriau už rytinę kavą gamtoje, paukščių čiulbėjimo fone. Ir žinoma, niekada, sakau, niekada neužmirškite padaryti apšilimo prieš žvejybą. Geras, kas, ešerys? O, sakiau raudona, o kaip gražu. Jėtų, fainuolis. O, kaip gražu. Na tai vakar matyt ta raudona spalva irgi davė va šiokį tokį ženklą. Parodyk. Baimčių pinėjom. O, gražu. Dar 5. Apžuvintas. Apžuvintas. Kotas. Nu taip smagiai. Opa, turiu. Pabėga. Pabėga. Ai. Toks pat irgi mažiukas, ja. Man tai kas labiausiai pas juos patinka, kad jie kaip bepročiai pradeda vartytis. Jo. Ir į tą sraunų užmečiau. Tai ne į baseinėlį. Ne, čia grinai į tuos. Į tas bang... Opa, yra. Yra, šitas geresnis. Ai, vėl. Geras. Man nusibodo tą telefoną traukalioti. Nu jeigu dar trečią kartą bus. O lėtai vynioja, normaliai. Ja. Nes lėčiau nepaviniuosi, valas greičiau pas tavęs ateina. Tu jau kaip pakirti, tai kyra. O, gražu, čia jų vietelė. Kaip gražiai šokinėja. Dėsnis? Gražu. Įsitrauk telefoną, nusifotkinti. Aš nežinau, kaip čia pas tave. Tu gyvai iš kampo išsitrauki ir viskas pats. Viskas gerai, neplėši. Opa, pats atsikabino. Pastovim čia. Jo, čia visai neblogai, čia jų padavė. Ja, smagukai. Aš du. Nu, bet aš neištraukiau. Tik tavo 2-0, o mano 0-2. Yeah. Gerai, nebrendam toliau, čia prisigazdinsim. Na, šiandien. Išskaitom. Ir bachūrą reikės pagirti, ne veltui 6 eurus kainuoja. Na. Gaila, negalima imti. Tai bet tai ką tu su tokiais veiktum, nu? Ne, tai tokiais Tai čia reikia varyti, žinai, į Norvegiją. Tų laukinių normalių pagaudyti. Kokia ne laukinės?
Nu, aš turiu omeny normalaus dydžio. Yra, bet bus dar daugiau, kai juos dabar paleidinėti reikia, žinai. Išėjo. Buvo geresnis. Ne. Ai, yra! Yra, tikrai. Nu, gražu. Tu imk už blizgutės. Aritmetinė progresija. Bet smagumėlis. Čia kažkaip užtaikė man. Paskui dar žinai kur, ten kur įlipom, ten toliau irgi mačiau susraunėjimas yra. Bet iš labai toli. Vėl buvo. Tai tu jau 3 ištrauki. Ja. Ja. Vienu atsilieki. Ja. Vienu atsilieki. Aš net nematau, kur jis nukrenta. Aš irgi. Bet tiesiog stengiasi priekti ir kuo toliau priekti. Yra. Ešerys. Ne. Ne? Ai, tas raudonas. Makaluojasi. Mane tai jau nervuoja, tu tikrai su užkarpėlėm gaudai. Nice, gražu. Gražu, žiūrėk. Kiek? 6. Ne. 6. Kur paėmiau? 7. Nes 2 pabėgo. Paspausk like, paspausk prenumeruoti kanalą ir paspausk tą skambaliuką. Nu, įda gali parašyti komentarą.
Kakutę tu naudoja, ne, liptis? Jo. Šiandien valgysim pas man. Šiaip tai ten... Ai, ne. Nu va, ir gavosi mūsų pietukai. Tai pakepinta bulka apačioj, kiaušinis, viršaus svogūnai su šoninė ir pakepintas daržovės su pincais. Skanaus mum. O taip va. Baigėsi maistas. Andriukai, kas indus plaus? Antanai! Eik indų plauk. Kalbėt. Kažką noriu pasakyti, bet įsijungiau ir negaliu kalbėti, skrandis pilnas. Taip gera. Ne veltui sakai, kad jautiesi kaip po sekso. Po sekso daug nekalbė. O tai ką, pavalgėm, dabar reikia tvarkytis, tai tvarkytis. Pakvietėm Antaną. Pakvietėm Antaną, tas išplaus indus. Gerai būtų, kad viską jis sutvarkytų. Tegu pasikviet žmoną jisai ir Antanai! Iš žmonos nepamiršk. Reiks puodus pramazguoti. Jeigu ir tu tingėsi. Gerai. Susitvarkom ir nežinau, jeigu dar jėgų bus biškiuką pamėtysim, jeigu ne, tiesiog ačiū, kad žiūrėjot, kad buvot su mumis. Tai nepamirškit paspausti like, subscribe, prenumeruoti kanalą, kad pamatytumėt daugiau mūsų nuotykių, vidosų, šnekėjimų ir aišku, nusišnekėjimų ir niekada nepraleiskit žvejybos pamokėlių ir mankštos. Nes be mankštos vyrai blogai, žinokit, paskui pakirst neina. Matėt, kaip šiandien man buvo. Matyt, per mažai mankštos dariau. Ja. Mankštinaus tik tais kaip užmesti, o vat kaip pakirst, mankštos nebuvo. Va čia ir prasileidau, va čia aš prasileidau. Metimai buvo geri, va. Pakirtimų nebuvo gerų. Nepamirškit, kabliukas be užkarpėlės. Jo, ir pas manęs kabliukas be užkarpėlės, o pas Andrių va, buvo su užkarpėlė. Nu. Gerai.
Gerai, užtenka, Antanas ateina. Gerai. Tai kam patiko mūsų šitas video, mūsų visas šitas setukas, būtinai spausk like, subscribe, prenumeruok kanalą, kad nepraleistum mūsų kelionių. Tai žvejybos, pasiplaukėjimai ir kelionės.